Labadiena, gerbimieji žiūrovai, prieš mus Jonava, Jonavos vaizdas ir Jonavos centrinis stadionas, kuriame jau susirinkę žiūrovai ir visi laukia, kogi laukia pereinamųjų rungtynių. Kelias jau buvo atliktos, smūgiuoja dabar taip ne iš pačios lengviausios situacijos. Link baudos aikštelės vidus, smūgis ir 1-0. 1-0, štai taip. Pirmoji ataka, tokia pirmoji standartinė situacija ir Bivonas įsiveržė į priekį. 20-asis numeris. Madžedas Isa. Apgins teisę žaisti A lygoje, tuomet kitais metais Jonavoje laukiamas pirmos lygos derbis, o čia Dominikas Valeskas. Sūduvos ataka, štai koks bandymas, kamuolys, na, praktiškai sustojo ant linijos. Filipikas Martinesas, na, yra tokia, pavadinčiau žaidžiančių trenerių, o čia jau geltona kortelė, raudona kortelė. Raudona kortelė Ernestui Mickevičiui, ojojoj. Vieno žaidimas. Dar kas nemažiau svarbu, čia smūgis iš toli, Valeskas kamuolį gautų. Dar grįšiu prie to epizodo, kai Eduardas Maksimovičius, Krian, Trūno perdamas ir 1-1. 1-1, o įvartį pelno Motiejus Burba. Bet Motiejus Burba atsidūrė, kaip tokiais atvejais sakoma, reikiamų momentų reikiamoje vietoje. Rezultatas 1-1, buvo neilgai, nes Dokia žaidėjas, ką tik grįžęs į aikštę, sutvarstytą galvą, muša dar vieną įvartį į Sūduvos vartus ir Sūduva bando tapti šio užkrečiančio futbolo spektaklio dalimi. Dominikas Valeskas gelbsti savo vartus. Marijampolės futbolo manieže. O Sūduva atakuoja, o Dueni tai Bivono jaunimui padavinėjančiam kamuolius. Simovičius. Labai geras perdavimas, o Dovnikovas. Ojojojojoj. Iš tokių pozicijų reikia mušti, nesmūgiuoti į vartus. Rungtynės. Linas Zingertas link tolimo viršo ir vėl Dominikas Valeskas. Oho. Na, čia dar kartą yra proga pažiūrėti. Čia komentarų nėra. Išmuša kamuolį Bivonas ir tai yra viskas. Bivonas laimėjo rezultatu 2-1. Turi vieno įvarčio pranašumo. Ar to užteks, pamatysime jau ateinantį šeštadienį.